be dantų net ir minkšto kiaušinio nesukramtysi. Tačiau truputėlį baimė ima, kai žiūri šiuos vaizdelius. Ne dėl skausmo, šiuolaikinė odontologija nuo jo sėkmingai išvaduoja. Bėda yra kita, čia dirba privačios klinikos gydytojai, kurie griežčiau nei valstybinių gydymo įstaigų kontroliuojami ir nepaisant to taiko lengvatas, kurių poliklinikoje nerasi. Tačiau ar įsivaizduojate, kad valstybinis daktaras beje savo transportu atvyktų į neįgalaus paciento namus ir pasveikintų su Velykomis? Ponia Bronė jau 4 metai nevaikšto, todėl protezai galutinai pritaikomi jos namuose. Aš dar galvojau, gali atidarys duris, pamatys seną bobutę, be kojos, ar netranksis atgal, bet ačiū Dievui, labai geras. Kita pacientė, ponia Elena, atvyko čionai socialinės darbuotojos lydimą. Visada atlydimą, ne dėl to, kad aš nematau. Velykinė dovanėlė laukia ir ponios Elenos. Vieną dantuką padovanojo man, neėmė pinigėlių iš manęs. Už ką? Kad labai gerai? Ne, kad aš labai graži. Kai dantukai yra, tai ne problema jau ir nusijuokti. Šiandien, kai vyresni, o būtent tokie ir yra, odontologų pacientai skaičiuoja kiekvieną litą, privačių gydytojų paslaugos tarsi atrodo brangios. Tuo labiau, kad naudojamos pačios moderniausios technologijos. Viena iš problemų buvo visų protezų, pavyzdžiui, išimamų, kad jie lūžinėja. Tas protezas jisai yra pilnai nelūžtantis, kaip sakant. Galima lenkti, galima sulenkti ir jisai jam nieko. Jisai neturi metalinių kablių, kaip sakant. O kokia čia medžiaga yra? Čia yra polipropilenas. Polipropilenas, ta prasme, ir jo laikomumas. Ilgai tarnauja? Jeigu paimt fizinės jo savybės, tai jisai yra 50 kartų tankesnis negu yra įprastinės protezas. Žymiai sumažėjo plokštelės tūris, jos žymiai smagiau jaučiasi burnoje pacientas, nepriboja liežuvių erdvės. Jas estetiškos fiksuojančios dalys yra burnos gleivinės spalvos ir įsižiojus pacientui nesimato, kad ten kažkoks tai svetinkumas yra. Kiekvienas protezas turi savo įvedimo ir išvedimo, taip sakant, iš burnos kelią. Tai būtina atrasti įvedimo ir išvedimo kelią ir tada protezas labai lengvai jisai užsideda ant dantų, fiksuojasi ir tiesiog priauga prie burnos gleivinės. Na, o dabar nenori, teks ir apie pinigėlius pakalbėti. Galbūt išgirsti informaciją, kuri gražiai nutylima. Žmonėms tiesiog trūksta informacijos, kad šiandien yra kompensacijos būtent dantų protezavimui. Apie tai nežino kažkaip. Ir jie to nežino, nes trūksta tiesiog informacijos. O dabar jūs galite mums pasakyti, technologiją, va taip sudėti į keletą sakinių. Jis ateina, jis vis tiekgi turi užsimokėti čia pas jūs. Taip. O paskui kažkokiu būdu tuos pinigus atgauna. Jeigu teisingai supratau. Taip, pas mus atėjęs pensininkas, jeigu mes matom, paklausim, jeigu jūs esate pensinio amžiaus jau, tai jisai turi teisę gauti kompensaciją dantų protezavimui. Mes duodam paskaityti, mes paaiškinam būtent, kad reikia nueiti į ligonių kasas, kad reikia atsistoti į eilę ir tada gaus ateity šiek tiek kompensuos už dantų protezavimą. Aišku, suma ta kompensuojama jinai nėra didelė. Sakant, jos kartais netgi neužtenka, iš tikrųjų yra minimaliai. Tada žmonės šiek tiek dar damoka, po to atgauna tos kompensacijas. Yra dar viena kategorija žmonių, kurie bijo eiti pas dantų gydytoją, sako, jau man nebepadės, aš ten 2 dantis turiu tik tai. Padedat ir tokie žmonėms? Tikrai klysta tokie pacientai, kaip sakant, kurie neeina ir galvoja, kad šiek tiek dar yra tų dantų ir kadangi kuo mažiau yra dantų, tuo daugiau neša apkrovą, kaip sakant, likusie dantis. Ypatingai tiem, kurie turi šiek tiek jautresnį gomurį ir yra jautresni tam svetimkūniui, kuris papuola į burną, yra
jautresnę gleivinę, tai šituo atveju šitos plokštelės yra gaminamos žymiai mažesnės apimties, jos užima mažesnį plotą burnoje ir pacientas žymiai lengviau perneša šitą, reiškia, tą svetimkonį burnoje. Nėra tokios kaip šitą akrilinę plokštelę, nėra tokios didžiulės apimties, kaip palyginus. Palyginus su tiltiniu protezu, tai yra žymiai higieniškesnis protezas, nes jisai išsiima ir išsiėmus tu jį gali įsiplauti ir vėl įsidėti į burną atgal. Tiltiniai protezai, kada pricementuojami burnoje, jau jų išsivalymas yra labai problematiškas ir iš to ten kyla paskui nemažai įvairiausių problemų.